Tai sveiki mano prikuliuką, sugrįžę į 4 podcastą dalį. Taip, tai jau esam naujo studijo ir jau filmuojam beveik vasaros pabaigom, kokią čia vidurį gal turbūt. Ir filmuojam naują studijo, tai va, kaip sakiau, esam studijo, pusdavom, kad telika rodo antras doblis. Ir šiandien turam už kompiuteriaus mūsų rėmėjus Minecraft Corn Chips. Tai va, jie skanus, picas apvalumą. Ragavau, žinokit, labai skanus jį. Jo, gal kažkam atiduosam gali video, ar svečio, ar kam. Nu, tai tiek, tai grąžinam toliau į vietą, įkeliaunam, ujat, mano mikrofons kremplau. Taip, tai dabar tęsam toliau, kad nežinau, žinokit, kon kalbėti, tai toliau keliaunam prie savaitės įvykių, vėliau turėsim ir svečiai, da, kad Dirkstys parašė bilką. Taip, parašė, kad, ta prasme, ten labs, da, nemačiau tiksliai visų žinučių, mačiau realiai, kad parašė labas ir dar, nu jo, ir sakė Sapri, kad netraukdyk, mes lovo gulam, nu jo, labas. Ir toliau tiesam, kad ta prasme ir parašė ir Jessica Shai, Jordana Butkutė. Nu jo, tai dabar dar pakalbam, kad šį penktadienį vyks Jessica Shai koncerts. Ona irgi koncertaus, kaip matau, ir straipsnėje parašyta. Nu jo, ir toliau dar pakalbam apie gerą. Tai daugiau tokių naujienų, daugiau nežinau, kad apie Dirkstį tenais, kad parašė dar mergom, tiek Dirkščio, tiksliau Jordana ir Jessica, nu jo, viskas aišku, dabar jau pradėsam kalbėti savaitės įvykės ir tuo esam pakeitę svečią, bet dabar mes biški norim vieną dalyką pasidaryti, kad noriu užsidėti mikrofoną, tai prašau kameros biškį sustabdyti. Tai taip, pasirodo mikrofoną užsidėjau, nes man taip ir patogiau, todėl, kad aš šneku per šitą mikrofoną. Taip, tai toliau keliaunam prie kitų video, tiksliau prie kokį video, prie mūsų savaitės svečių į kalbą, tai kad šiandien tema į mūsų gyvenvietę ir Rietavo miestas. Visokie Lietuvos miestą, nu jo, aptarti tiesiog bišką apie Lietuvą. Tai, kaip sakiau, dėl šitų klausimų norėsiu dėl temos pakviesti savo svečią. Matėt, kad antro daly buvo, žinokit, lyg pradėjo. Labai nepavatingi. Tai taip, tai dabar keliaunam prie mūsų svečių, metas pakviesti. Tai Palangiški, mūsų studijai pakviesti noram. Mūsų svečius, jie susik nenuves mikrofoną, žinot, nieks negirdės. Tai taip, biškai pakalbėkime, kas tu tokia esi. Mano vardas Elžbieta, aš iš Palangos, aš esu Simono gerbėja ir norėjau pasifilmuoti su Simonu podcast'ą. Tai va. Gerai, tikiuosi, kad kameras girdėjai, kon pasakyti, o to, kad šitas mikrofonas į gan toli nulup, tai gerai, gal tikiuosi girdėjos. Tai taip, tai tęsam toliau, tai šiandien, kaip sakiau, kalbėsim apie temą Rietavs ir kitą tenais dalyką. Tai mes jį pakalbėti, kad tik su Elžbieta. Tai gerai, tai kon žina, kas ir populiario Rietavį? Aš negyvenu Rietavį, aš retkarščiais čia atvažiuoju, tai bažnyčia yra populiari. Populiari, gera. Maksim, žinau, Rietavį labai populiari parduotuvė, nes ten dažna vakarą apsiprekinti. Nes aš žinau, kad tu esi kažkas gyvenus Rietavį, kada buvo maža. Vis žemaitiškas sunkiai sakas kalbėti. Tai jo, visą kitką Rietavį ten bažnyčias patinka visą, kon gražus miestelis. Gražus miestelis, gražus. O biš gali papasakoti apie Palangą, kas Palango gero. Žinau, kad tik Basankį vieną egzistuoja, man pagal galvą.
yra Basankė, yra Palangos tiltas, Žinau, tą seniai jau. yra parkas, gražus labai, kartais gyvūnai, žąsys yra, balandžiai. Nu gerai, žąsis, balončiai, rietai matom. Žodžiu. Malūnkis prūdė. Ar parkį. Nu, jo. Tai dar nepapasakojau, kad rietavus tur dvarą, nu, gal kas nežinot, ten į parks visus. Tai jo. Da, gavom biškai muzik studijų. Nes operatorius biškai nusprendė čia muzikus užleisti. Gerai, tai dabar keliaunam prie, toliau, apie miestus papasakoti. Nu, operatoriaus nezumink tiek anos. Jėzus Marija, mums nezumink. Filmuok natūraliai. Žinok, gerai, tai esam toliau, kad... Žinok, kad studija, jau į naują studiją matėte tenai... Kodėl, žiūrėkit, dabar turiu vieną dalyką. Keist, kodėl aš praleidau perėt penktadienį. Nes operatorius atostogavo pas močiutį, negalėjo nufilmuoti. Tai teka filmuoti jau iškart ketvirtadalį, jau kitam penktadienį. Tai jo, tai jau išėjai va šį penktadienį matėte. Jo išleidau šiandien. Gerai, tai dabar kom tu gali dar papasakoti apie Lietuvos miestus, kur buvo, kur skrida, kur da. Aš gimiau Kaune, buvau Kaune vienus metus gyvenau, paskui mano mama gavo darbą Palangoje, todėl mes visi išsikraustėme į Palangą. Esu buvus Vilniaus oro uoste, esu buvusi Šiauliuose, labai gražus miestelis, nežinau, miestas ir miestelis. Esu buvus Plungėj. Nu, daug. Plungėj dvarą, žinau, ir didelis, kur ten mano tėvas susitokė. Jo. Nu, tai gerai. Toliau, tęsam prie... Tai šiaip buvo didelis noras šiandien nusifilmuoti, va už to į plakats antras doblis ant teliko čia vis. Labai norėjau, nemoku kalbėti žemaitiškai, bet labai norėjau nusifilmuoti Dubliją. Labai laukiau ir todėl ir esu čia. Tai taip, nes aš mačiau, kad tavo moca brolis filmavos irgi Vilius toks, matėt iš po antros dalies filmavos antro daly, jeigu matėt, bet ant sanė populiarus, nežinau kodėl. Ja. Tas nėra mano brolis. A tikra, nėra tavo brolis? Ne. Tai kokia pavardė? Nežinau. Nu gerai, žodžiu, tas nėra asmeniškai. Tai pasakysiu, žinau, kad su tom studijai turėjom labai daug vargų, nes aš matau, kad vėlgi purvin, todėl, kad čia reikėjo susukti lentynas. Operatoriau, prašau, nefilmuoti smulkmenų. Tai va, esam susukę lentynas. Viskas mes čia susidėjom, bet gražiai, dar ką. Nu, neartink. Jezus. Nu, ir va, ir tikra buvo vargų, nes va, čia dar matos paštas ir išlins. Todėl, kad aš esu susukau lentynas, todėl, kad nors atein kitą rytą jau randi nukritus. Aš jau nebegalėjau nervą, nelaiką. Kas ne? Operatorių, nebefilmuok į mane. Nu, gerai, filmuok tiesiai mums abu. Nu, ir tikrai buvo tokių vargų, kur tikrai ir įsirengti, todėl, kad matė studijas video, kad aš ten rodžiau biškai labiau. Operatorių, prašau, taip nefilmuoti, nežinau, video gas netoks geras, bet žinau, gas perfilmuoti. Nu, ir jo. Tai va, kompiuteris įdarkas, į mikrofoną, va, turiu jau. Nu, ir viskas į nice, ir va, turim net jau rėmėjų pirmų už kompą, mato čipsų, Minecraftą, kornų, visokių. Kornų meškiukų. Nu, kodėl iš popkornus? Kodėl popkornų gal šiukšlinė? Įsivaizduoju, ko jūs filmuojat? Nu, gerai, ir... O pagaliau saulė išlina. Nu, ir dabar... Prašau, nefilmuot, aš tau sakau! Nu, ir dabar taip, tai... Dar biškai pakalbam. Žinok, tikrai reiks daryti antras doblis atskirą laidą vienam.
Nu ir jo, vakar... Operatorius tai kvailas. Gera. Vakar pjovėm čia lents šalį, kur buvo, aš tik nerodyk šį kartą, kad mes čia pilnas grins, kaip sakiau, ir pjovėm, prašau, nefilmau. Nu ir... Ne, viskų kitų dalykų, nes aš nesuprantu, kodėl kiekvien dien man podcastą laids biški trumpieji. Apsakiau, kad pabaigi numatytą sausį pirmą dieną, 5 dieną ir baigsam antras dobelis pirmą sezoną. Ir nežinau, gal antras dobelis ar kitą podcastą, gal ar su kitu pavadinimu pradėsam jau irgi kitas metas vasarą. Nu, tikiuosi pavyks. Nu, ir tikra ir dar turėsim biškį pakalbėti apie dar kelis savaitės įvykius, nu dar nepaigiau manau kalbėti, bet dabar, ką noriu sakyti, mes keliaujam į reklamą ir susitiksam po reklamas ir viską papasakosiu. Da biškį ir tada jau atsveikinsim. Gerai, keliaujam į reklamą. Ir Vilniuje jūs visada maloniai nustebins milžiniškas asortimentas bei žemos kainos. Apžiūrėk ir turėk tą pačią dieną. Pigiai pasiruošti mokyklai. Žinoma, Akropolio džiaugsmiukai. Jie parodys, ką sugeba. Prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Keliauk į Akropolį ir atrask žemas kainas, nuolaidas ir daugybę gerų pasiūlymų. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone. Reikia sugrįžti po reklamas, tai dabar tęsiam toliau laidą, kad pakalbėsim dar apie šią kokius smulkmenas, kad salės užtemims, tą pamiršau patemė, kad pereit savaitę, aš jau perėto, matė trečiadienį vyka rugpjūčio 12 vyka salės užtemims, tai Buvai? Jo, buvau, bet aš nepalangoju, nes sakė, prie jūros geresnis vaizdas, nes mačiau... Aš ir prie jūros buvau. Nu, ten LRT tarnyba buvo nuvažiavus, ten pažiūrėti, nes vis ten reklamavo, ten buvo kažkoks filtras tenais saulės žiūrėti. Nu, ten pajūryje labai gera. O to, pavyzdžiui, su kuom tu žiūrėjai ton saulės užtemim? Žiūrėjau su paprastais akiniais, nu saulės... Žiūrėjau su akimis ir žiūrėjau tokie akiniai, kaip filme tokie yra, nežinau kaip jie vadinasi. 3D? Kaip 3D, bet nesimato saulės, bet matosi kaip mėnulis užlenda ant saulės. Nu tokie, kažkokie, nesupratau. Maždaug. Aš tai realiai saulės užtemimą bandžiau žiūrėti tiek plikakim, biškį su plikakim daugiau mačiau saulės užtemim, su akinės biškį mažiau, bet... Nes tas saulės užtemimas ir matosi, atspindi mėnulį. Tas mėnulis matosi. Juodas, biškį atrodo saulės gabalėlis nugręžtas tiesiog. Nu ir dar kas jį, kad aš bandžiau su virintojų kaulų žiūrėti per tom tokį stiklelį ir ta prasme niek daugiau nemačiau. Mačiau realiai tik tas paprastą vaizdą, daugiau jokio vaizdo aš nemačiau. Nemačiau, nes aš pavėlavau jau į ton visą salės užtemimą, tai buvo tik tas, bet žinokit, laukiu buvo aptemi, garuoka buvo aptemi. Tai aišku, dabar pastebėjus, kad vasarį turėtų būti švies, bet jį rugpjūtis, tai laukiu jau 9:30 vakar jau nebebijo tiek šviesę. Žiaurė beveik tamsė ir beveik jau 10 vakar, net prie jūros beveik, nors aš gyvenu rytą. Nu tai va, kitam video mes žadam daryti ar Rietavo turą, parodyti Rietavo stebuklus, kaip Samoškas ten darė, bet mes žadam kitoks padaryti Samoškas, nu ten tavęs stebuklus. Nu jo, ir kitus dalykus. Gerai, tai viskas buvo aišku, tai dar noriu kartą pasakyti ačiū mūsų rėmėjams šitiem čipsam. Yra irgi sakiau pits, tokį Minecraft korinį čipsą, kukurūzų. Ir nelabai, žinokit, noriu paragauti, todėl, kad aš noriu paduoti
šiandien vienam tokiam dalyviui, kur antai čia, man padovanoti mūsų rėmėjų čipsus, nes turim daugiau. Tai va, mūsų Minecraft čipsą, anie nežinau, kažkam fabriko gaminti. Nu tai va, rekomenduoju, labai skanus esu ragavęs, va 100 gramų, labai tokie psicholiški pomidorų va jį, visokių. Nu tai va, ir valgykit. Operatorių, ko jūs čia filmuojat? Aš reklamuoju, o jūs filmuojat ką pieš. Nu ir va, ir šiandien planosim ir ačiū tada labai, kad žiūrėjot. Noriu savo svečią įteikti, imk, neškis numė ir tada sutiksam. Dovanoju. Tai jo, tai čipsų ir ačiū labai mano svečio, imk čipsus ir viskas. Varyk į Palangą. Viso gero. Visiems geros dienos. Tai va, tėvojas, pėgiu biškį ir išėjo, numė, išėjo. Gerai, grįžtam toliau. Su to, končia, kulėlis tos čipsus parnešė. Gerai, grįžtam atgal. Gerai, atsisnuoti vieną kartą. Gerai, tai filmaunam, tai kad... Numė. Nu, tai va, kad... Filmuos tu normaliai, nes man akį neapgarav. Gerai, viskas, tai sumatom kitam video. Nu, tu gali nustoti viskas. Greta, davai. Viskas, davai. Sumatom kito podcast daly, nes aš jau noriu pradėti vartyti sumatavę. Operatorius turi išbėgti, bet ant safilmuot toliau. Viskas, davai.